švietimas, išsilavinimas tai yra nepaprastai svarbu, tai yra ES ateitis ir ypač mūsų frakcija, socialistų ir demokratų frakcija, pabrėžia, kad nuo to, kiek mes sugebėsime visose 27 valstybėse užtikrinti efektyvę, prieinamą visiems švietimo sistemą, nuo to priklausys ES konkurencingumas pasaulyje ir jos žengimas į priekį. Na ir dar pabrėžčiau būtent prieinamą visiems ir kad švietimas sudarytų lygius šansus visiems. Kad nebūtų taip, kad tik turtingesnieji žmonės gali turėti geresnės galimybės tiek ir vieno lygio, tiek ir universitetinio lygio išsimokslinime. Na ir visgi dar labai svarbus momentas yra tas, kad skirtingai nuo bendros žemės ūkio politikos, prekybos politikos, muitų prekybos, dabar kuriama bendra ES užsienio gynybos politika, vieningo švietimo politikos nėra. Kiekviena šalis elgiasi taip, kaip numato jos įstatymai ir čia Briuselis nevaržo ir nenurodinėja. Man atrodo, tai labai teisinga. Kaip ir kitose srityse, kultūros, socialinėse srityse, tai čia nacionalinių valstybių prioritetas. Na ir kas kita, kad ES labai skatina jaunimo bendradarbiavimą. Ir visos tos programos, Leonardo da Vinci ir kitos, jos atveria kelius jaunimo bendravimui. Ir vidurinių mokyklų, gimnazijų moksleiviai, jau nekalbant apie universitetų studentus, jie ES pagalbos dėka gauna daug galimybių važiuoti į kitas šalis, studijuoti, mokintis, keistis delegacijom tarp mokyklų. Na, jūs paminėjot emigracijos problemą. Tai vėl kiekviena valstybė stengiasi šitą problemą išspręsti taip, kad būtų jai geriau. Yra kelios šalis, kur tas protų nutekėjimas, na ir pridėčiau, kad tokių auksinių darbo rankų nutekėjimas yra ypač skaudus. Tai yra 2 Balkanų šalis, Rumunija, Bulgarija, plus Lietuva. Šiek tiek mažiau ta problema aktuali, bet irgi aktuali tai Lenkijai ir Latvijai. Tarkim, mūsų kaimynė, ne visai tiesioginė kaimynė, bet Estija tos problemos neturi. Ten gyventojų skaičius nemažėja, o Lietuvoje dėja mažėja smarkiai ir išvažiuoja energingi, jauni, gabūs, paprastai jauni žmonės. Ir be abejo, tai yra fenomenas, kuris mano manimu turėtų pritraukti ir ES dėmesį. Ir aš jau dirbdamas Europos parlamente 6 metus jau nekartą inicijavau ir seminarus, ir konferencijas, ir klausimus uždavinėjau Europos komisijai, Europos tarybai, ką galėtų padaryti ES. Pirmiausiai reikia sutvarkyti statistiką. Nieks tiksliai dabar nežino, kiek išvažiavo su aukštojų mokslu, be aukštojo mokslo, kiek specialistų išvažiavo. Tarkim, buvęs sveikatos apsaugos ministras man yra tvirtinęs, kad 1/3 Lietuvos universitetų, medicinos universiteto absolventų iš karto išvažiuoja į užsienį. Tai reiškia, kad mes prarandam didžiulius pinigus, nes paruošti gydytoją kainuoja apie 26 000 eurų, ne litų, o eurų. Na, o tarkim, paruošti lakūną, tai kainuoja net 60 000 eurų. Ir jeigu mes netenkam tokių žmonių, tai išeina, kad mes suteikiam labdarą kitom šalim, kurios jau gauna paruoštus specialistus. Na, tiesa, tai, kad dabartinė vyriausybė įvedė praktiškai mokamą mokslą, aukštąjį mokslą, tai jau šiek tiek sumažėjo valstybės indėlis, bet jis vis tiek lieka didelis. Ir mano pasiūlymas yra, kad pirmiausiai sudaryti tokią labai aiškią registraciją tų visų migracijos rautų, o antras labai būtų svarbus žingsnis įsteigti specialų fondą, kuriame tos valstybės, kurios jau gauna specialistus, kurios gauna darbuotojus, kaip minėjau, auksinių rankų tikrai meistrus, kad jos įneštų tam tikrą sumą į tą fondą ir
tos sumos nutekėtų į tokias šalis kaip Lietuva, kaip Rumunija, Bulgarija, Latvija, Lenkija, kad bent iš dalies kompensuotų tos nuostolius ir sudarytų galimybės vis dėlto tos emigracijos srautus mažinti. Nepaisant tų sudėtingų problemų, apie kurias aš kalbėjau, tai norėčiau palinkėti visiems moksleiviam, mokytojam, šaunių mokslo metų, kad būtų viskas gerai ir su pažymiais, ir su nuotaika, ir su svarbiausiai, su žiniom. Ir prisiminkim vieną, tai ką gaunam mokykloj, tai bus pagrindas visam gyvenimui. Žodžiu, tos žinios, kurių privalu semtis mokykloj, tai čia bus ne našta, o atvirkščiai palengvinimas visam gyvenimui. Sveikinu jūs visus moksleivius, studentus, jų tėvus, visą šalies pedagoginę ir akademinę bendruomenę su rugsėjo 1. Naujų mokslo metų pradžia. Tai šventė, kurią švenčia daugelis Lietuvos gyventojų, mokslininkų, pedagogų, studentų, moksleivių, jų šeimos narių. Kiekvienas turime suprasti, ko ateiname į žinių šventovę, kad tai įprasmintų mūsų buvimą tiek asmeninėme, tiek visuomeninėme gyvenime. Akivaizdu, jog sėkminga mokymo įstaigų veikla lemia šalies mokslo, ekonomikos lygį, jos politinį bei kultūros vystymąsi. Šiandien didelį susirūpinimą kelia jaunimo emigracija, aukštojo mokslo siekimas užsienio šalise. Tokį absolventų apsisprendimą lemia pigesnės studijos, geresnė studijų kokybė, pasaulyje pripažįstamas diplomas bei geresnės galimybės įsidarbinti baigus studijas. Sprendžiant gabaus jaunimo pritraukimo į regionus problemas, trūksta ir savivaldybių iniciatyvos. Reikia ieškoti sprendimų, kaip pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti reikiamą kvalifikuotų asmenų pasiskirstimą šalyje. Todėl privalu kuo skubiau numatyti realias priemonės, galinčias padėti susigrąžinti gabius asmenis atgal į Lietuvą. Tad šią mokslo ir žinių dieną visiems moksleiviams ir studentams linkiu nestokoti atkaklumo, visur ir visada siekti tik aukščiausios kokybės. O visiems pedagogams ir dėstytojams linkiu savo asmeninių pavyzdžių ugdyti intelektualius ir dvasingus Lietuvos piliečius, kurie netolimoje ateityje dirbs visuomenės ir valstybės labui. Tad būkite aktyvūs, kritiški ir patriotiški mūsų šalies atžvilgiu. Su rugsėjo 1.